You are fake news. Melagienų mastai Lietuvoje yra milžiniški. Prie to prisideda tiek socialiniai tinklai, tiek informaciniai burbulai, kuriuose dėja, bet mes visi gyvename. Šiame video papasakosiu, kaip nuo jų apsisaugoti ir kartu su dezinformacijos ekspertu Luku Andriukaičiu panagrinėsime, kaip jie veikia. Karai, rinkimai, krizės yra puikiai terpė dezinformacijai sklisti ir dažnai jos būna paremtos baimėmis bei pykčiu. Tačiau, iš kur melagienos atsiranda, kaip jos veikia ir kaip prie melagienų prisideda dirbtinis intelektas. Prieš atsirandant internetui ir net kompiuteriams žmonija naujienas sužinodavo iš televizijos, laikraščių bei radijo. Kadangi tai buvo pagrindiniai informacijos šaltiniai, pateikiamų naujienų reputacija buvo pakankamai gera ir pripažįstama. Tačiau tobulėjant technologijai, naujienų srautas persikėlė į internetą, kur staiga mes visi galime rašyti, ką norime, laisvai ir nevaržomai. Su tokiu milžinišku informacijos srautu tapo vis lengviau pasimesti tarp naujienų tikrumo, ypač kai melagienų portalai informaciją pateikia super įtikinamai. Aš dar išskirčiau du dalykus, kad yra tie medijų portalai, kurie iš tikrųjų nori kažką daryti gero ir kurie galbūt kartais padaro kažkokių klaidų ir netyčia paplatina kažkokią nepatikrintą informaciją. Ir šalia yra visokie nišiniai portalai arba nišiniai apsimetantis portalais visokios svetainės, kurios skleidžia dezinformaciją, puikiai žinodamos, kad jos tai daro. Tie žmonės puikiai tai daro ir puikiai žino, ką daro. Ir dar kas yra labiausiai neramina, tai jie tiesiog apsimeta normaliais portalais. Ir tokiu būdu žmonės ir confusina. Ir apskaitai daro tą visą informacinį lauką tokį šiek tiek išplaukusį. Suprantu, kad nesu dezinformacijos ekspertas ir būtent todėl pakalbinau Luką Andriukaitį, kuris dirba su Atlantos taryba, taip pat yra pilietinio atsparumo organizacijos bendraįkūrėjas, atvirų šaltinių analitikas bei dezinformacijos ekspertas. Tik turiu pabrėžti, kad straipsniai, kurie jums atrodo nepriimtini ir jų informacija jums tiesiog nepatinka, dar nebūtinai automatiškai tampa melagienomis. Vienas iš pagrindinių melagienų veikimo modelių yra vadinamas žiediniu pranešimu arba circular reporting, kuomet publikuotojas A parašo melagieną ir jie pasidalina su kitais naujienų portalais. Tuomet publikuotojas B arba portalas tą informaciją pasidalina savo portale arba ją perspausdina. O tuomet pirmasis publikuotojas A nurodo publikuotoją B kaip pirminį informacijos šaltinį. Kartais melagienos gali būti nebūtinai piktybiškos ir puikus tų pavyzdys gali būti jau turbūt visiems gerai žinomas YouTube kanalas Nešvankiai. Nors šių vyrukų turinys yra daugiau satyrinis ir komedijinis, šiam pavyzdžiui jis puikiai tinka. YouTube kanalas Nešvankiai sukuria klaidinantį vaizdo įrašą apie tai, kaip susimuša Wolt ir Bolt maisto kurjeriai. Video surenka 100 000 peržiūrų, o portalai, tiksliau jų darbuotojai, nepatikrinę informacijos, pasidalina vaizdo įrašu ir publikuoja apie tai straipsnius. Ir taip gimsta dar vienas, nors ir nekaltas, melagingas pranešimas arba melagiena. Aš sakyčiau, kad čia apskritai yra tokia įgimta 21 amžiaus medijų problema, kad norint išlikti žaidime, reikia postinti daug ir postinti greitai, reaguoti greitai, nes jeigu konkurentas apie tai parašė, o tu neparašai, tai visas dėmesys yra pas juos. Ir jie natūraliai užsisuka iš tas lenktynės ir ne vien Lietuvoje, čia nereikėtų kalbėti apie Lietuvą, tas vyksta ir kitose šalyse. Na ir tai darosi problematiška, nes vienoje pusėje yra tavo reputacija ir jeigu pripostinsi nesąmonių, teks skaudžiai už jas atsakyti. Kitoje pusėje, jeigu nepaustinsi pakankamai greitai, tai gali visai nepaustinti, nes niekam nebebus įdomu. Vartodami nepatikrintą informaciją galime lengvai pakliūti į dezinformacijos pinkles ir net jei galvojate, kad esate su melagienomis susidūrę retai, turbūt teko girdėti ir Andriaus Tapino istoriją. Melagienų teigimu, Andriui Tapinui buvo pateiktas Lietuvos banko ieškinys bei buvo sulaikytas JAV pareigūnų. Melagiena buvo greitai atskleista ir garsiai paviešinta, bet tikiu, kad buvo ir tų, dėja, kurie pakankamai lengvai ją patikėjo. Pabandykime panagrinėti, kaip ir kodėl melagienų portalai veikia ir kodėl iki šių dienų jų nesugebama užblokuoti. Tik prieš tai dar turime suprasti, kad egzistuoja du reiškiniai – dezinformacija ir misinformacija. Misinformacija skiriasi šiek tiek nuo dezinformacijos tuo, kad to netikra informacija, kurią žmogus arba organizacija paskleidžia, buvo be kažkokios blogos intencijos. Tai patys nežinojo ir toks geriausias pavyzdys būtų
nežinau, COVID metu, kai žmonės įtikėjo įvairiausiais kvailais gydymo būdais, tiesiog dalinos, nes galvoja, kad daro gerą. Tai tuo ir skiriasi dezinformacija, nes dezinformacija tai puikiai žinai, kad meluoji ir stengiasi tą padaryti, siekdamas kažkokio tikslo. Supraskite, melagienų portalai ne visada yra pirminis ir vienintelis melagienų autorius. Kartais melagienų portalai patys net nerašo publikuojamų straipsnių ir jų nuomonė nebūtinai yra išdėstoma straipsnių medžiagoje. Taip yra, nes dažnai portalus teigia nesąžiningi verslininkai dėl solidaus atlygio galimybių. Ir negalvokit, kad juos ginu. Toks modelis. Tai tie skirtingi būdai iš to ir išplaukia. Dalis aišku, yra žmonių, kurie iš to uždirba pinigus ir yra pavieniai asmenys, kurie galbūt gauna pinigus už tos nesąmonių skleidimą, tiesiog jiems moka už vos ne paspaudimų skaičių, komentarų skaičių, žinučių skaičių. Tai pastebėję verslininkai dažniausiai mažiau pasiturinčiose šalyse pradėjo steigti portalus, kurie išsilaiko iš svetainėse rodomų reklamų. Turiu pabrėžti, kad verslininkai neperka reklamos iš melagienų portalų tiesiogiai. Dažniausiai reklama portaluose atsiranda per tokias platformas kaip AppNexus ar AdSense, kurios siūlo banerinės ir interaktyvios reklamos paslaugas didelį srautą generuojančiams svetainėms. Šios kompanijos tampa tarpininkais tarp reklamos užsakovo ir portalų. Jis nurodo, kiek reklamos kainuoja ir suvaldo mokėjimus tarp prekinio ženklo ir publikuotojo. Tiek AppNexus, tiek AdSense reklamos persekioja visur, kur apsilankote internete. Atsimenate, kai ieškojote internete šampūno? Ta paieška buvo užfiksuota ir priskiriama portalams, kurie turi jūsų ieškomą prekę. Taip reklama pasiekia jūs visose svetainėse, kuriuose lankotės ir nukreipia į pardavėją. Ir nors reklamos užsakovas dažnu atveju pažymi portalus, kuriuose nenori reklamuotis, ir taip lyg ir turėtų išvengti reklamų melagienų portaluose, bet šių dienų internete identifikuoti visas internetinės svetaines teisingai yra sudėtinga, todėl prekinių ženklų reklamos dėja, bet kartais atsiranda neatrastose melagienų portaluose. Melagienų portalai daro didelę žalą interneto bendruomeniai ir sukuria klaidinantį įvaizdį apie rinkimus, skiepus, karinius konfliktus ir panašiai. Ir nors tiek Facebookas, tiek Google'as bendradarbiavo su tokiamis kompanijomis kaip Snopes, kurie tikrina faktus internete. Dažnu atveju jie būna patikrinti jau po to, kai straipsniai būna išleisti į viešumą. Kovoje su melagienomis Google'as taip pat ėmėsi iniciatyvos ir AdSense išmokas portalams su apgaulingais domenais sumažino perpus. Bet bent jau kol kas ši veikla rodos nestoja. Ir šioje vietoje sakytume, kad kaltas Google'as ir Facebookas. Tačiau prie viso fake news populiarėjimo prisidedame mes visi, nes dažnai dalinamės, laikinam ir komentuojam po melagienų straipsniais iki galo neįsitikinę, ar portaluose pateikiama medžiaga yra teisinga. Norint apsisaugoti nuo melagienų, verta vadovautis keliais žingsniais. Pirma, atkreipkite dėmesį į portalo, kuriame skaitote tekstą nuorodą. Jei tai yra kažkas panašaus kaip delfinauienos.com ar panašus, bet neoriginalus portalo pavadinimas, didelė tikimybė, kad skaitote melagienas ir pateikiama informacija yra netikra. Antra, pažiūrėkite straipsnio rašymo datą. Pasitaiko atveju, kuomet seni straipsniai net ir po daugybės metų išvysta dienos šviesą, bet nebetitinka šių dienų konteksto ir tampa neaktualūs ir net klaidinantis. Trečia, pasidomėkite, ar nurodytas straipsnio autorius yra randamas asmuo internete. Melagienų autoriai dažnai nenurodo arba sukuria visiškai dirbtinį ir neegzistuojantį žmogų. Tai tik keli pirminiai žingsniai, kurių galite imtis. Tačiau, jei norite pasitikrinti savo turimą informaciją pasaulinėme kontekste, galite naudoti tokius puslapius kaip socialtruth.eu, snopes.com, factcheck.org ir panašiai. Tikiu, kad pasigūglinę labai greitai rasite ir daugiau. Na, o dar turbūt svarbu pastebėti, kad mes daugiau kalbėjom apie žiniasklaidas arba portalus, bet aš sakyčiau, dar pavojingiau ir dar daugiau veiksmo vyksta socialinėse medijose, Facebook'ose, Twitter'ose ir TikTok'ose ir kitose platformose, kur iš dalies tą suvaldyti yra dar sudėtingiau ir poveikis galimai yra dar didesnis. Ištobulėjus dirbtiniam intelektui ir deepfake technologijai, melagienos pradeda augti kaip ant steroidų. Šitoj srityje dirbantys žmonės, apie tai kalbam jau kuris laikas. Prieš tai labai didelis iššūkis buvo automatizuotos paskyros. Na, o dabar ateiname į tas didžiųjų kalbų modulius, large language modules ir tai AIaus amžių. Ta vizualinė informacija vis labiau darosi pavojinga. Na, tai blogose rankose. Ir labai daug pavyzdžių turime, kuomet AIus yra naudojamas tam, kad sukurti neegzistuojančių žmonių nuotrauką. Ir jos tada naudojamos netikrų paskirų kūrimui ir iškart sunkiau nustatyti, atrodo kaip tikras žmogus. Negalima išsiaiškinti, kad ta nuotrauka jau yra pavogta, negalima susijęti tai paprastai su jau esančiu žmogumi ir tai darosi jau komplikuočiau.
Ir dar visai nesenai Heberno grafystės meras Brianas Hoodas buvo arti teismo salės slenksčio su OpenAI, kurie sukūrė ChatGPT dėl klaidinančios ir melagingos informacijos, būtent apie mero praeitį. Šis reiškinys jau net ir pavadinimą turi – dirbtinis haliucinavimas. Tai yra, kai dirbtinio intelekto įrankiai po jūsų užklausas pateikia galimus, bet blogus ir net netikrus atsakymus. Kitaip tariant, labai daug interpretacijos. Šalia visi tie deepfake'ai, kurie, aš manau, vis dar žmogaus akiai pakankamai, ne visada, bet dar galima atpažinti, kad kur čia fake'as, kur ne, tai galbūt dar nesame tam masinio naudojimo amžiuje, kuomet deepfake'ai bus neatskiriami visiškai ir reikės kažkokių tai įrankių tą padaryti. Dirbtinio intelekto melagienos pavojingos ne tik tuo, kad gali haliucinuoti, bet ir tuo, kad jų pagalba galima tekstus įgarsinti bet kokios įžymybės balsu, sukuriant netikrą įžymybės atvaizdą. Ir turbūt bent dalį iš jūsų jau teko matyti Vladimiro Zelenskio raginimą Ukrainos karius sudėti ginklus, kuris buvo sukurtas pasitelkiant būtent deepfake technologiją. Pasaulyje, kuriame netikrus vaizdus sugeneruoti tampa vis lengviau, turinio autentiškumą tampa vis sunkiau paneigti ir netikrus video vis sunkiau atpažinti. Bet mane kur kas labiau neramina toks AI panaudojimas, kuomet tie didžiųjų kalbų modeliai būtų panaudojami būtent dezinformacijos kūrimui. Nes kaip jau ir minėjau, anksčiau buvo problema su paskyrų automatizavimu ir tos paskyros buvo gan bukos, joms duodi kažkokį tekstą, paleidai jas ir jos tenai bėga savo ir tą tekstą įvairiais kampais perrašinėja, bet labai kažko naujo nesukuria. O jeigu mes sukerptumėm tas automatizuotas paskyras plus gerą AI, kuris gali pats rašyti ir kurti, kuomet jam duodi kažkokią tai temą nesąmonės. Ir jeigu dar gali palaikyti pokalbį su žmogumu, tai darosi praktiškai neįmanoma atskirti, kur yra tikra paskyra, kur ne. Tai tiek visokiem socialiniam tiklam, Facebookam, Twitteriam juos išimti gali būti galimai techniškai sudėtingiau. Na, paprastiems žmonėms labai būtų sunku atskirti, kas dar sunkiau negu dabar atskirti, kas yra tikra paskyra, kas ne. Pasaulyje, kuriame netikrus vaizdus sugeneruoti tampa vis lengviau, turinio autentiškumą tampa vis sunkiau paneigti ir netikrus video vis sunkiau atpažinti. Yra ir teigiamų deepfake video aspektų, bet apie tai pakalbėsime ateityje. Ir dar prieš tai man labai rūpi jaunoji interneto vartotojų karta ir tai, kaip jiems padėti nepasiklysti tarp tikrų naujienų ir melagienų. Todėl visus labai raginu susipažinti su Luko ir jo kolegų pilietinio atsparumo organizacijos veikla ir tai, ką jie žada veikti ateityje. Tai mes bandėme juos motyvuoti aktyvių žaidimų ir tas labai puikiai sekėsi. Angliškai čia yra visas toks kaip mokslo trendas šiuo metu, vadinasi gamification. Per žaidimą tokia žaidimo inspiruotas mokymasis. Turbūt taip galima galbūt išversti. Na ir mums į pagalbą atėjo Google, kurie mums suteikė grantą daryti jau tokį pilnai online žaidimą, kurį žadame pristatyti kitais metais jau į mokyklas. Šiuo metu renkame mokyklų sąrašą. Tai jeigu kažkas iš tavo klausytojų norėtų ypatingai išmokti sudalyvauti, tai parašykite mums laišką info@cri.lt ir būtinai įtrauksime į programą. Na, pats žaidimas yra pastatytas ant Minecraft'o platformos ir tiesiog bus tokio bendradarbiavimo, kuomet visa klasė galės prisijungti prie kompiuterių ir tiesiog kartu spręsti medijų raštingumo ir kovos su dezinformacija problemas. Jei norite išgirsti pilną video interviu su Luku Andriukaičiu, kviečiu apsilankyti mano Contribui paskyroje, ją palieku aprašyme, taip pat prisidėsite prie mano kuriamų video ir galbūt video šiame kanale taps daug dažnesni. Jei patiko šis epizodas, paspausk like, paspausk subscribe, tai padėsi mano video darbams būti labiau matomais ir tikiu, kad pateikiama informacija gali būti daug kam aktuali. Komentare parašyk, kokiu video norėtume ateityje. Iki kitų kartų.